Hello. Sveiki. Sveiki, draugai. Mes šiandien su Mantu tokią avantiūrą pasirašėm. Aš sugalvojau, Mantas pasirašė. Žodžiu, kaip matot, vakarėja, temsta. Mūsų šiandien taikinys. Matėt, va daug meškerių pristatyta, tai žodžiu, vos nesutinklai žvejojam čia. Nusprendžiau pagauti kažką didelio. Aišku, tas didelis gali irgi būti mažas, bet tikėsimės kažko tai su ūsais, panašaus į šamo, gal ungurį kokį. Dar kukurūzų tiksliai turim, ne? Taip. Tai tada dar gal pabandysim ir kukurūzų, gal koks susigundys sazanas, šapalas gal. Bet pirmoje vietoje statom šamą, ungurį ir bandom, jau sėdėm, čia nežinau kiek, mes valandikė jau sėdėm, laukiam, tokių patampimų buvo, bet nėra ko dar norėt, dar tik temsta. Ir bus matyta, tas šamas ateis, neateis, jis maitinasi, jau nesimaitina. Tie orai tai šalta, tai šilta, tai šiandien 29, naktį 18 bus. Galvojam, gal išjudins tą žuvį ir kažkas ateis pas mus. Turim prisimedžioję naktinių sliekų, vos ne pusę kibiro. Daug iš tikrųjų prisirinkau, dar kelis pakius nupirkau. Tai va taip, akimarinau. Pirmo metimo visi sliekai nuėjo, klipso nenusijėmiau. Ir žiūrėsim, gal kažką tai gero šiandien įkirsim, o jeigu ne, tai bent gerai praleisim laiką, o ką daugiau. Baidysim uodus. Be to su Velykom visus. Stiprių kiaušinių. Tai va, nežinau, sėdėsim, lauksim, kažką parodysim. Sliekus kaip maunam, kaip juos kankinam, žodžiu. Tai va ir bandysim kimarinti visą naktį ir žiūrėt, kas čia gero bus. Žvejojam Nemune. Bet, žodžiu, matysim, kaip šita vieta. Ar duos, ką nors, ar neduos. Tai paskui vertinsim, ar gera, ar bloga vieta. Čia yra tokių gylių nemažų, tai bandysim toliau, mes tarčiau. Tai va, visą naktį dirbsim ir gal kažko sulauksim. Įspūdingo. Bent vieną šamą arba ungurį, tai būtų pasak. Pradžiai sezono, o paskui matysim. Gerai, draugai, jums gero žiūrėjimo, paspauskit laiką. Paspaus subscribe ir parašyt komentarą. Ar patiko, kažką gal paklaust. Ir žiūrim toliau. Ką, draugai, turim kažkokį meškerės judėjimą įdomų. Tai sakom, su Mantu gal reikia partraukti. Nes jinai pastovi juda. Kas čia? Gal koks boberis? Valėjas. Juda? Juda. Tai gal bandom pasižiūrėt, nes jin ištisai. Keistai taip nesuprantu. Pabandom, blogiau nebus. Ne. Tuščia, ne? Tuščia.
gyvatė. Gerai, užteks, nedėsiu aš to. Pasimatuojam. O kuri dabar susibarškė? Man atrodo paskutinė. Nu tokie barkšt biškiukinis. Nu, bet kažkas domisi. Arba žinai, kas šikšnosparnis vėl. Nu, bet nebuvo. Prieš tai matėm 3 varles. Jos kai ką darė, bet neatskleisiu, nes tai būtų nelegalu. Laukiam kibimo. Na čia gali būt, kad šikšnosparnis vėl. Nu va kokį kūšį sliekų sumojom. Žodžiu, jau 12 nakties. Ir neturim nei šamų, nei ungurio. Turim tik darbo, va. Permetimai. Sliekų movimai. Ir skambaliukų dėjimai. Mikinauzas. Jo, žodžiu. Sėdim, kimarinam, o ten laužas dega. Permetam 1, 2, 3, 5. Na ir žodžiu, laukiam. Kažkaip tokia žvejyba čia tinginių. Nėra nei ką jum parodyt. Ir neaišku, ar iš vis, ar užkips duon kas nors, net neaišku. Bet Nelabai įdomu, bet gal kažkas ateis. nu dar visa naktis prieš akis, tai žodžiu. Gal kažką parodysim jum. Nu ką, kai neturim ką veikti, kai žuvis nekimba, tai deginam rąstus. Balkiai kimba. Valg šitą mano šašlykinį. Bet laikosi. Nu, neblogai dega. Ai, dar sugalvojom išsivirti. Kadangi Velykas, reikia, sakau, kiaušinių išsivirti. Tai užkaistėm vandenį. Išsiviršysim kiaušinių. Ir darysim margučius. Ne, švęsim Velykas. Taip daušim. O su žuvim tai liūdna. O kaip. Liūdna, žodžiu, laukiam. Viena meškerė, kita meškerė paskamba, bet gal šikšnosparniai kliūva už valų. Vėl nežinau. Nu, žodžiu. O taip mes kimarinam. Jau 1 nakties. Nu, da yra viltis, dar iki ryto tikrai gali užkipti. 1, 2 šamai, unguriai. Tai žodžiu, tikrai dar
dar yra vilties. O kai neturim ką veikti, tai vat išbandom šašlykinės tvirtumą. Žodžiu, svaigstam ir panašiai. Uodų nebėra. Kas keiščiausia, kad diena dar buvo, kai buvo saulė, o saulė, kai nusileido, nei vieno uodo nebeliko. Tai bent tas gerai. Eiktų načių. Nu va. Antras varinis. Vieną nušovė velniop. Kabum! Karuočią. O taip mes verdam kiaušinius, karuočią. Oi, žodžiu. Ne tai, kad su žvejyba ne kažką, tai ir su kulinarija ne kažką. Nuvirto mums varinis. Žuvis nekimba. Nu, bet žvejyba yra žvejyba. Šaukta gal, ne? Blemba, mažai vandens. Tai pusė nedavirto bus. Skysto, kas nevalgo, gali nevalgyti. Na gerai. Tai dabar turi davirtų. Čia bus eksperimento uno. Tai palauk, paskui spalvosi, išvirti reikia. Flomasteriu sumėsiu. Dabar sumėsiu. Tada paliekam. Tai tegu būna. Tai kiek laiko nuėjom, kai sumesim? 10 minučių. Tai davai mes. Tai 3-9 nuėjom. Jeigu neišaus bus geriau. Dabar nuvirstų su visu. Nu, būt ne, kad. Ką, draugai, su Velykom? Turim prisivėrę. Margučiai. Like. Nei žvyno, nei uodegos. Subscribe. Pabandom sumušt. Nu, davai. Tu muš. Opa. Nu, dabar aš mušu. Kita pusė. Supratau. Viso gero. Laimi subscribe. Taigi, hebra, prenumeruojam. Su Velykom. Skanių jums ir kietų kiaušinių. O ką mes toliau laukiam? Laikas eina, bet žuvies nėra kol kas. Bet ir, kaip sakant, čia ir tokia žvejyba, kaip sakant. Arba bus, arba ne. Gali būti ryte, gali būti naktį.
gali būti vakare, kadangi vakare ir naktį nebuvo, tai gal bus ryte. Tai va, laukiam, gal užkasim kiaušinių. Nu. Ir bandysim gal persimest. Ir vėl kimarinsim. Nu ką, jums kietų kiaušinių. Labą rytą, žiūrovai. Labą. Nu ką, mūsų trofėjinių žuvų žvejyba, kaip ten sakoma, nusirito žemumas. Nu ką padarysi, žvejyba yra žvejyba, bandai, važiuoji, o ar pagausi, ne visada, kaip sakant, ta laimė šypsosi. Ką, vakar nuėjom trečią miegot, paliko meškerės sumestas, ryte radom viską nuėsta, nutampyta, visi sliekai. Ir pagalvojom, kad reikia keisti kažkokią tai taktiką, arba iš ryto persimetėm. Ir paskui sumastėm, kad reikia pakeisti kabliukus į mažesnius. Tai vėl ištraukėm, vėl sliekai visi nudaužyti buvo. Tai, žodžiu, dabar sudėjom visur vienodus kabliukus. 6-8 dydžio kaizų fyderius. Ir dabar bandom taip. 2 meškerės ant kukurūzo, kitos ant naktinio slieko. Viena meškerė pagnaibytas naktinis sliekas, tai žodžiu, bandom taip. Rytas gražus, ką padarysi, yra kaip yra. Video gal ir neilgas išeis, bet vis gal kažkas tai. Vis bandymai, eksperimentai ir taip toliau. Gaila, to šamo jokio nesulaukėm, bet kibimas kažkoks tai ant kukurūzų. Nu nejaugi šiandien pamatysim žuvį kažkokį. Aišku, dar neprišnekėti reikia. Gal srovė taip, gal nežinau. Nu, labai įdomi. Tada bandyt patraukt ar palaukt. Biškį luktel gal. Ką turim? Pirmą žuvį turim, bet kaip užlys. Eiktų savo. Su kokio didumo. Bam! Monstregas.
Pasišiaušęs. Tiesiog. Per delną, tokį nesuda matęs. Pirmas žuvis per parą. bet jau pasiekimas. Nu ką, draugai, fiasko. Patyrėm fiasko su šamais, bet yra šios žvejybos dvi medalio pusės. Tai pirma tai, kad patikrinom šią vietą ir nepagavom šamų, ir tai reiškia, kad arba jam per anksti, kas greičiausiai taip ir yra, gal dar yra per ankstus pavasaris, tas dar neįšilęs vanduo, gal neduoda maitintis dar tam šamui. Tai žodžiu, neatėjo, neaplankė jis mūsų, bet, kaip sakant, patikrinom, sužinojom. Ir žvejyba toks dalykas, kad važiuoji, tikrini, pagauni, nepagauni, tai čia yra viskas natūralu ir viskas čia yra gerai. Kita medalio pusė, aišku, yra tai, kad truputį nusivylėm, kad nepagavom, bet nuotaikos nelabai kokios, bet čia yra viskas į patirtį, į praktiką ir čia taip turi būti. Tiesiog kokia žvejyba bebūtų, nusisukai, nusispjoviai ir eini toliau ir vėl mastai kitą žvejybą ir judi pirmin, nes užsisėdėti ir užsisvajoti apie kažkas, kas buvo, ko tu nepagavai, tai vėl čia yra nesąmonė. Tai va, linkiu ir jum, kad, žiūrėkit tik į priekį, pagavai, nepagavai, bet judi tolyn ir viskas. Tai taip pat ir buvo mums šiandien, kaip sakant, pabuvom, pabendravom, pabuvom gamtoj, pagavom vieną žuvį. Dvi, ant galo dar viena mažytė buvo. Pukšliukas. 2 pukšliai. Ir ką galėčiau realiai nėra ką pasakoti. Galbūt darysim kitą laidą apie šamų žvejybą, kažkas seksis labiau, gal pagausim, tai kažką daugiau papasakosim, parodysim. O dabar šiandien tiek. Tai ką, neišvydom. Su šventom Velykom. Jo, su Velykom. Ai, parašykit komentare, kaip patiko mūsų margučiai. Tai, žodžiu, palaikinkit. Pasubscribinkit. Parašykit komentarą. Apie margučius. Ir, žodžiu, pasimatysim kitoj žvejybai. Gal bus geresnė. Bet visos žvejybos yra geros. Tai va, ta gaida ir baigiam. Ate, davai. Ciao, ciao.